Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Tomai, dar prieš vieną Stambulo klubą, dar vieną tokia įspūdinga pergalė prieš Savus ir Galių. Kokios pirmas mintis po šitos pergalės? Šiaip keista, net. 2 kartus po 25 taškus laimėt prieš tokias komandas vis tiek, nesvarbu kokio jie dabar bangoja ar ne, bet yra labai smagu. Rodom, kaip treneris sakė po Partizane, kažkas nesiemam ant savęs, tai šiandien gal tos jo žodžius įsiklausėm ir visi buvom agresyvesni, nebijojom imtis ant savęs, tai labai smagu iš tikrųjų tokia pergalė ir aišku, fanam didžiulis ačiū, kad vėl susirinko, nepaisant, kad vis tiek sezonas nėra geras, tai žiauriai ačiū, kad jie visi išperka bilietus, tai labai smagu dėl to. Kai 17 ar 16 minutę pirmauja 30 taškų, kas tas svarbiausia, kaip nesulūžti, kaip neatleisti raumens? Vienu metu 44-14 buvo ir sėdžiam su Luku ir sakau, nerealus rezultatas negali, tai bus, sakau, kažkas bus blogo, bet kažkaip išsilaikėm. Vis tiek nėra lengva 30 taškų išlaikyti, bus tų bangavimų, tai buvo ir aišku, gali būti bangavimų, nes tokiam vaikiškom klaidom, kur darėm prie spaudimo. Vis tiek baigiam gerų rezultatų, tai smagu. Tai surengė atkarpą 10-0 ir neišsimetėt į šautą, viena buvo situacija, berods pats dar buvai žautą. Tos baimės buvo, kad čia gali slys, kaip sakai, ant suolo apsikalbėt, užtikrintumo turėt savose rankose? Ne, tos, kad baimės, kad kažkur gal toks atsipaldavimas atsiranda, kažkaip čia išsimesim, kažkur čia nespaus vis tiek, Larkinas, Klaiburnas, nėra ten jie kažkokie gynybos specialistai, tai toks gal atsiranda, toks kažkaip išsivarysim, bet negali tai būti kitos komandos ir prie kito rezultato smarkiai bus dėl to, turim tą sutvarkyti. Keista, kaip atrodo Efes su tiek talento puolime, kiek tų skorerių, tokių pavienių, bet kaip jie atrodo, tarkim, kaip komanda. Keista, kaip taip atrodo, tie gali pirmauti ir šios ir vytis. Bet tai taip ir kalbėjom, kad prieš rungtynes turi Thompsoną, Klaiburną, Larkiną, ta prasme, ir jeigu bent vienas iš jų yra atjungtas, tai jam didelis praradimas, nes kiti žaidėjai nelabai pasijungia. Tai čia ir pasirodo, gal mūsų komandos, kad daug žaidėjų gali pasijungti ne po 20 taškų, gal bet po kažkokį indėlį nešti ir dėl to esam stipresni, o pas juos visas tas žaidimas atrodo stovi ant 3-4 žmonių. Tai jeigu ne jų diena, tai jie turi didelių problemų. Ne tik prieš Stambulo klubus, bet ir praeitą savaitę, jeigu gerai pamenu, prieš Valenciją žiauriai gerai startuoja, turi 2 ženkliai pranašumą pirmam kėliny. Kas lemia, kokie akcentai lemia tą gerą startą, ką treneris akcentuoja dėl pirmų minučių prieš rungtynę? Tai kažkokio specialaus akcento nėra, bet visas tas susikaupimas turi būti, ką susitarėm prieš išeidami į aikštę paskutiniai treniruotė, ar jau visiškai prieš pat išeinant turim gerai įvykdyti, negali būti kažkokių derinių nutraukimo ar kažkokių kvailų sprendimų, kur nesam ant to pasiruošę, tai manau tas plano laikymasis ir agresija didelė, tai dėl to ir bet vėlgi, sakau, čia pasiseka, kad į antras rungtynes iš karto tokią persvarą einam. Asistų rekordas šiandien pasiektas komandinis sezono. Ar galima sakyti, kad spacingas yra pagrindinė priežastis, kodėl tas žaidėjų išsidėstymas yra pagrindinė priežastis, kodėl jis geriau dalintas kamuolį ir dažniau randat vienas kitą aikštelę? Tai pakeitėm praktiškai visus derinius iš tikrųjų ir tas spacingas atsirado tikrai kitoks. Tai galima sakyti vienas iš tų dalykų, plus kažkur dabar, kur anksčiau žaidom, gal pick and rollus tokius, kad žiūrėti patys atakuoti krepšį, daug įnanos, kur žiūrėjau, tai dabar žiūrim, kaip atsikratyti to kamuolio greičiau ir kažkur jį įsimėtyti, kad turėtumėm laisvų metimų. Nes būdavo apkraunam Kinaną vien, kad žais pick and roll ir jis žaidžia 1-1 ir galia rungtynių ir jis pavargęs, kad ir sumeta daug taškų ir kiti kažkaip netaip įsijungia, tai šiandien, sakau, prie kiekvieno pick and roll išsimėtydavom kamuolį ir jau ne pirmas varžybas ir tas spacingas atsiranda ir visi dalinas kamuolį ir taip smagu žaisti. Šiandien puikios paties rungtynės ir asistų rekordas karjeros, bet prieš tai buvo 4 rungtynės, kur ir mažai metimų, ir mažai taškų ir minučių skaičius buvo sumažėjęs. Ar nebuvai praradęs ūpo, galbūt kaip tik su tokiu didesniu nusiteikimo, agresyvumo į šitas rungtynės, kad įrodyti ne tik visiems, bet ir treneriui? Ne, tai buvo ir kai treneris atėjo ir porą geresnių rungtynių, po to buvo tų rungtynių, kur nelabai nesu kažkaip gal naudojamas puolime, bet normalu, kiti žaidėjai žaidžia, tai
šiandien atėjo vėl tos rungtynės, kur mane daugiau panaudojo, gavau galimybę tų daugiau pick and rollų pažaisti, atsirado tų metimų. Tai tiesiog situacija taip susiklosto, bet per daug nesureišminau, galvose nuleidau, jau dirbau ir bus tų rungtynių vis tiek. Mes, kai ruošimės planus, tai yra ką atakuoti ir su kuo atakuoti ir kartais tiesiog nebūni tam plane, tai nereikia to sureiškinti. Ar galim sakyti, kad dabar jau iš tiesų pasimato trenerio Trinkieri braižas aikštelį, kad jau dabar tas įsivažiavimas yra maksimalus į trenerio braižą? Čia, mums pasimatys nuo pirmos treniruotės, gal čia jum iš šono žmonėms tą sunkiau pamatyti, bet praktiškai, manau, gal koks vienas darinys liko iš anksčiau, o viskas absoliučiai pasikeitė. Tai, sakau, žinant, matant treniruotės, tai pas mus pasikeitė viskas kardinaliai. Tai nežinau, gal tas dabar tik pasimato iš šono, bet mes jau tą jautėm nuo pirmos treniruotės. Vyrutis dar vieną grajų prieš Stambulo ekipą vėl žvėriškai sužaidė 28 naudos. Kas paties akimis atrodo, kas išlaipsnina šitą žvėriuką, kad jis taip dabar jau sakykim stabiliai pakankamai renka tokius skaičius? Visų pirma, treneris jam daug duoda patarimų, kaip reikia atakuoti su flauteriais ir kitas dalykas, manau, tos komandos jau jis ne pirmą sezoną žaidžia Eurolygoje, visą laiką jam atiduodavo tą flauterį ir vis dar toliau atiduoda, tai va, klausimas, kiek komandos leis jam toliau tą daryti, o jis kol kas tą puikiai išnaudoja ir labai džiugu. Kas prieš Paulą bus svarbiausia? Laimėti. Nežinau, ta prasme, dabar žiūrėjom šitas varžybas, visiškai apie Paulą nieko nesiruošiam, rytoj rinksimės, ruošimės, bet vėlgi toks pat intensyvumas, nusiteikimas, detalių pildymai, kaip kiekvienos rungtynės. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.